Dvi galvos gerai, bet viena irgi neblogai. Aš jau dabar vienas atvažiavau paslapčiom į baldų turgų prie Kauno. Pažiūrėt, patirinėt. O čia tiek daug pasirinkimo, kad tiesiog tam reikia skirti laiką. Šiandien į baldų turgų užsukau apsižiūrėti spintų. Ir pagalvojau, kiek mano gyvenime tų spintų yra buvę. Prisimenu prosenelių, senelių, šėpas, jos tokios mažos buvo. Po to tų sovietmečių dar kažkokios. O dabar tas spintų pasaulis jis tiesiog, visiškai kitoks. Ir mano seniau pažįstama Brigita, labas. Sveiki, malonu vėl matyti. Tai šiandien apie spintas domėsimės gerai, nes aš ir pasakojau, kad senelių prosenelių spintos, o šėpos būdavo tokios mažesnės, bet ten labai tiksliai viskas kažkaip susivesdavo, geri meistrai buvo, po to sovietmečių vėl kitokios spintos, vis laik keičiasi, ar ne? Pasikeitę tikrai yra daug kas. Kas populiariausia, gal dabar žmonės žiūri į patį spintos dydį. Kaip buvo minėjote, anksčiau jos buvo žemesnės, dabar stengiamasi spintomis išpildyti visą aukštį iki lubų, tai kad jos Nes aukštesni būstai pasidarė. Taip pat renkasi galbūt labiau spintą su stumdomomis durimis, taip taupydami vietą. Kambaryje taip pat vis dar yra populiarūs veidrodžiai, kad durys turėtų veidrodį. Galiu parodyti vieną iš tokių variantų. Tai įdomus tuo, kad galima rinktis skirtingą plotį, tai nuo 1,20 m iki 2 ar daugiau metrų. Aukštis įsipildo iki pat lubų, taip pat turi veidrodį. Gali būti perkamas atskiras kaip priedas su lentyna, jeigu, tarkim, prieš kambarį spintą mes naudojame, tai smulkiems daiktams. Patogus išplanavimas tiek kabykla, tiek lentynos. Kaip nori, taip susikonstruoji. Taip. Jeigu dar šnekant apie spintas, tai balta išlieka klasika, taip pat dažnas pasirinkimas klientų. Čia yra variantas, kuris gali būti vėlgi skirtingi dydžiai, pločiai, su arba be veidrodžio, aukštis vėl taip pat Bet spalvų yra daugiau negu balta ir pilka, yra ir daugiau pasirinkimų. Pasirinkimo parduotuvėje mes turime tikrai daugiau, tiek nuo medžio imitacijos, juodų, blizgių, stiklinių, permatomų. Šitas, pavyzdžiui, modelis įdomus tuo, kad jūs galite papildomai įsigyti jam priedus. Tai jūs nusipirkus spintos tokia kaip ir rėmą, galite vietoj kabyklos pasidaryti lentynas papildomai įsidedant, galite įsigyti ir durų stabdžius, kas leidžia tokį patogų sklandų uždarimą, taip pat dedamas gali būti stalčių blokas, kažkams smulkmėms apšvietimai. Taip pat norėčiau parodyti dar vieną galimą variantą spintų, kurios spalva šiuo metu yra ypač aktuali, populiari tarp klientų. Tai yra spinta, kuri komplektuojama iš atskirų segmentų, galima įsigyti antresolės atskirai, jeigu norima papildomo aukščio. Gali būti atskiri segmentai 1-2 durų spinta, kampinė. Jie atidarius veikia automatiškai LED apšvietimas. Į spintos vidų taip pat galima įsigyti papildomai komplektacinių atskirų dalių, tokių kaip krepšiai sandėliavimui, lentynos, stalčiai. Dar norėčiau parodyti vieną iš populiaresnių variantų. Štai čia būtų irgi spinta, kuri jau tampa ne tik kaip funkciją atliekantis baldas, bet ir išskirtinio tokio dizaino, puošia kambarį. Čia, kaip matome, lamelės teikia tokią ir rankenos prasme. Taip, ir gražiai atrodo. Labai. Ir gražiai atrodo, galima sukurti akcentą kambaryje, yra veidrodis. Vėlgi aukštis yra aukšta iki lubų. Aš jau vos pasiekiau. Itin talpi. Taip pat galima derinti šalia komodas tam pačiame kambaryje. Visokius kitus baldus. Taip. Yra spalvos irgi, čia pilka, matau, jūs pasirinkimas koks nori. Taip. Kai būtų laisvė, tai paklausčiau, ar tau reikia tokios didelės spintos, kad ten kažkas pasislėpti galėtų, bet jos nėra, tai neklausiu.